Sveiki visi. Šioje pamokoje aš noriu jums pademonstruoti, kaip galime naudoti Visual Basic SDVCAT aplinkoje ir kaip mes jį galime naudoti tiesiog kasdieninį mūsų veikloje, susikurdami mums būtiniausius įrankius. Taigi pradedame nuo to, kad Visual Basic editorius yra Manage skeltyje, spaudžiame Visual Basic Editor, šioje vietoje pasirinkame User Form ir pradedame formuoti mūsų formą, kuri priklauso nuo unikalaus atvejo. Šiuo atveju mes formuosime įrankį, kuriuo mes braižysime stačiakampius pagal mūsų užsiduotus parametrus. Taigi visų pirma, ko mums reiks, tai 2 parametrų. Tai bus plotis ir aukštis. Toliau mums reikia sukurti įvesties laukelius, kur mes įvesime savo duomenis, savo parametrus. Tai yra pločio parametras. Ir aukščio parametras. Toliau tam, kad duomenys būtų įvesti ir registruoti ir pagal juos būtų braižoma, mes turime sukurti mygtukus. Tai yra pirmasis mygtukas. Bus skirtas duomenų įvedimui ir braižymui, tai tiesiog galim iš karto parašyti, kad tai yra brėžti. Ir antrasis mygtukas bus elementariam funkcijos atšaukimui. Atšaukti. Šią komandą mes galime tiesiog pavadinti stačiakampio braižymas. Toliau, kai užklausos forma yra suformuota, mes turime sukurti algoritmą, pagal kurį ši forma veiks. Tai yra kiekvienam iš šių mygtukų brėžti ir atšaukti turime sukurti pop-up programą. Spaudžiame ties mygtukų brėžti ir tiesiog kuriame jam veiksmus. Iš pradžių mes parašome bazinį sakinį user form 1 funkcija hide. Ir dabar pirmasis žingsnis yra mūsų kintamųjų apsirašymas. Tai pirmasis kintamasis yra pirmasis taškas, jį užvadiname pt1, jį paimame iš šio brėžinio, thisDrawing, komanda utility, galime pasirinkti pelė iš sąrašo. Toliau seka komanda getPoint, skliaustelė sudaro, kablelis. Šioje vietoje mes nurodome, ką vartotojas turi daryti. Tiesiog turime parašyti, kad vartotojas suprastų, kad dabar reikės jam įvesti pelė, pažymėti pradinę stačiakampio vietą. Taip ir parašome. Nurodykite pradinį įvesties tašką. Skliaustelį užsidaro. Antrasis kintamasis bus antrasis taškas, kuris taip pat bus paimtas iš šio brėžinio. Funkcija utility. Ir dabar bus naudojamos sąlyginės koordinatės polar point. Sąlyginės koordinatės pirmojo taško atžvilgiu. Taip ir parašome pt1 0 komanda vol. Ir nuskaitome reikšmę iš pirmojo įvesties laukelio text_box1. Pažymė, kad tai yra tekstas ir jį nuskaitome. Skliaustelių sudaro. Antrasis taškas. Trečiasis tai yra taškas. Bus aprašomas taip pačiai kaip ir antrasis. Tik tai skirtumas tas, kad jau bus nagrinėjama antrojo taško atžvilgiu. Ir čia bus jau nebe 0, o bus status kampas, todėl mes pi daliname iš 2. Čia nuskaitome reikšmę iš antrojo įvesties laukelio, tai yra kelias aukštis. Ir paskutinis kintamasis. Tai bus ketvirtasis taškas, kuris bus nagrinėjimas pirmojo taško atžvilgiu. Čia taip pat mes pi daliname iš 2, nes yra vėl formuojamas status kampas. Komanda vol.
Taip pat naudojama reikšmė iš antrojo įvesties laukelio, tai yra aukštis. Ir štai mes dabar turime apsirašę visus savo kintamuosius, tai yra taškai. Tam, kad būtų sukurti ryšiai tarp šių taškų, turi būti sukurta veiksmų seka, kad programa žinotų, kaip reikėtų susijęti šios taškus. Taigi, mes parodome, kad šie veiksmai bus atliekami šiame brėžinyje modelis skiltyje, tai yra darbo aplinkoje. Nurodome, kad joje reikės pridėti liniją, outline, ir pridedama linija turės būti tarp pirmojo taško ir antrojo taško. Toliau tarp antrojo taško ir trečiojo taško. Tarp trečiojo taško ir ketvirtojo taško. Ir tarp ketvirtojo taško ir pirmojo taško. Toliau, ką mes dar nenurodėme. Čia mes matome, kad čia yra koeficientas pi. Pi reikšmės mes dar neturim apsirašę. Nors tai yra konstanta, tačiau ją reikia ir nurodyti. Tai mes galime padaryti šioje vietoje, tiesiog apsirašydami kintamąjį pi. Čia įrašome jo reikšmę, tikslę jo reikšmę galime pasimti iš kalkuliatoriaus. Čia mes ją jau turime, ją nusikopijuojame ir įklijuojame. Šioje vietoje mes galime jau pasižiūrėti, kaip veikia mūsų apsirašytas algoritmas. Spaudžiame run. Štai, tiesiog įvedame norimą stačiakampio plotį. Na, tarkim, tai bus 50, aukštis tebūnie bus 35. Spaudžiame brėžti. Čia mes matome jau mūsų nurodytą tekstą. Nurodykite pradinį įvesties tašką. Tai jį ir nurodome. Štai, jį nurodėme, čia vėl mus nukelia į redagavimo langą. Tačiau štai mes jau matome mūsų nubraižytą stačiakampį. Patikriname, ar sutampa dimensijos. Dimensijos sutampa. Patikriname dar kartą. Nurodome. Tebūnie čia bus 75. Čia bus 40. Pasižiūrėkime. Yra. Funkcija veikia. Dar trūksta nurodyti komandą sekančią mygtuką, tai yra atšaukti. Tai tiesiog bus viena eilutė, kurioje mes nurodome, kad jeigu paspausime šį mygtuką, mūsų forma užsidarys. Tai tiesiog unload me. Testuojame. Spaudžiame atšaukti ir ji užsidaro. Dėkui už dėmesį. Linkiu eksperimentuoti, sukurti ir naudoti. Sėkmės!